Mąstymas gali būti vadinamas žmogaus superginklu. Tinkamai parinktos mintis padeda lengviau ir sėkmingiau pasiekti tikslus. Pasak bestsellerio Think and Grow Rich autoriaus Napoleono Hillo, žmogaus mąstysena daug labiau lemia jo sėkmingumą nei pavyzdžiui turimas išsilavinimas, investicinis kapitalas ar net specifinės kurios nors srities žinios. Tačiau pats mąstymo procesas dažnai suvokiamas ribotai. Todėl Hillas šią savoką plačiai aiškina kaip iniciatyvumo, tikėjimo, noro laimėti ir atsparumo neigiamam poveikiui mišinį. Išgirdęs teiginį, jog sėkmingam gyvenimui labai reikalingas teisingas mąstymas, dažnas pagalvos. Lengva pasakyti, bet kaip to išmokti? Manau, būtent dėl to šiandien apžvelgiama knyga ir duos jums keletą įžvalgų, padėsiančių efektyviau sukti reikalingus smegenų sraigtelius ir tapti turtingais. Prieš pereidamas prie svarbiausių knygos pamokų, noriu trumpai užsiminti apie pačią Think and Grow Rich istoriją. Knygos autorius Napoleonas Hillas dar 1900 metų pradžioje, dirbdamas vieno žurnalo korespondentu, sugebėjo gauti interviu iš Andrew Carnegie, plieno magnato, tuomet tituluotų turtingiausių pasaulio žmogumi. Andrew pokalbio metu paminėjo esminius praturtėjimo principus. Carnegie išreiškė norą mažai kam žinomas žinias paskleisti pasauliu ir paprašė Napoleono Hillo paprašyti turtuolių sėkmės paslapčių ir mąstymo taisyklių bestsellerį. Hillas sutiko ir, visa kita yra istorija. Šiandien ne tik galite popierinę knygos kopiją perskaityti patys, bet per ateinančias 15 minučių išgirsite 4 turtingiausių žmonių mąstymo pamokas, padėsiančias pasiekti sėkmę. Pasiruošę? Važiuojam. Pirmoji pamoka – sėkmei svarbios specifinės žinios. Pirmoji pamoka absoliuti, nesenstanti klasika. Jei norite būti sėkmingi, puikus bendras išsilavinimas tikrai nėra pakankamas. Pasirinkus profesiją ar verslo kryptį, geriausiai ją koncentruotis ir stengtis išmanyti kuo daugiau. Pagalvokite patys, kaip dirbti naudingiau. Pasirinkant 5 mažesnius menko išsilavinimo darbus, kurių kiekvienas garantuos, 6 eurus per valandą, ar geriau dirbti vieną darbą reikalaujantį daug specifinių žinių ir patirties, žinant, kad bus atlyginimas, pavyzdžiui, 100 eurų per valandą tarifu. Be abejo, ir valytojo, ir, pavyzdžiui, aukšto lygio advokato darbai naudingi ir reikalingi, tačiau valytojui reikia mažiau patirties ir specifinių žinių. Juos rinkoje pakeisti lengva. O valytojas, panorėjęs dirbti advokatu, negalės tiesiog naujo darbo pradėti per kelias savaitės. Tam reikia išsilavinimo, teisės išmanimo, praktinės patirties ir kitų įgūdžių. Jei norite būti turtingi, nevenkite specifinių žinių ir nuolat jas gilinkite. Taip jūsų darbas ar verslas taps reikalingesniu ir pelningesniu. Nepainiokite bendrojo išsilavinimo žinių su praktiškai reikalinga informacija, kurią galima komercializuoti. Taip pat vertinkite bendravimo ir komandos darbo svarbą. Sėkmingi žmonės neturi visko išmanyti patys. Jiems svarbu turėti pakankamai specifinių žinių ir suvokimo bei gebėti panaudoti naudingus jų darbuotojų, draugų ir mentorių įgūdžius siekiant didesnių tikslų. Antroji pamoka – tapkite nesustabdomą jėgą. Tas pats Fordas, automobilių pramonės tėvas, pasitinka mus ir antrojoje pamokoje. Henry buvo revoliucionierius, sumastęs 4 cilindrų variklius mašinose pakeisti 8 cilindrais, sumontuotais tame pačiame variklio bloke. Verslininkas jau matė, kaip lengva bus tokiu atveju įveikti bet kokius konkurentus. Jo inžinieriai užsiminė, jog tai misija neįmanoma. Ką padarė Fordas? Ogi priėmė paprastą sprendimą. Jis liepė inžinieriams dirbti tol, kol tikslas bus pasiektas. Po 6 mėnesių darbo inžinierių atsakymas buvo tas pats. Iškelto tikslo pasiekti neįmanoma. Fordas vėl patikino, kad viskas įmanoma ir darbuotojams nurodė toliau dirbti tą pačią kryptimį. Ir po daugiau nei metų darbo teigiamas atsakymas apie sukurtą naują variklį pasiekė Fordą. Niekas nėra įveiktas tol, kol pats to nepriima kaip naujos realybės. Atkaklumas sėkmei bet kokioje gyvenimo srityje yra neįtikėtinai svarbus dalykas. Atminkite, norint išmokti vaikščioti, jums teko 100 kartų kristi, keltis, o ir apskritai pradėti nuo šliaužimo. Žingsnis po žingsnio ir šiandien vaikštote net nesusimastydami, kad kada nors galėjo būti kitaip. Bet koks adekvatus tikslas yra pasiekiamas. Klausimas tik tas, ar pirmoji nesėkmė jūs sustabdys, ar paskatins judėti pirmyn. Trečioji pamoka – sėkmei svarbus organizuotumas. Tiesa visada yra paprasta ir nereikia jos kažkaip apsunkinti. Jei norite tapti turtingu ir sėkmingu, jums būtina turėti tam tikrą planą. Planuojant savo kelią į sėkmę, svarbu atsižvelgti į 4 bendradarbiavimo aspektus. Pirmiausia, norėdami būti kuo sėkmingesni, suburkite protingų ir panašių tikslų siekiančių žmonių grupę. Tikslus pasieksite greičiau, jei dirbsite bendraminčių apsuptyje. Antra, nuspręskite, ką galite pasiūlyti mainais savo bendraminčiams už darbą kartu. Niekas nenori dirbti apsuptas siurbelių, kurios sugeria naudingas idėjas ir žinias, o nieko neduoda atgal. Produktyviam bendradarbiavimui būtinas gebėjimas keistis arba
turėti tam tikrus mainus. Trečia, su bendraminčių grupelė renkite susitikimus bent 2 kartus per savaitę. Arba įmanoma dažniau. Produktyvūs protai, kurie siekia sėkmės, susirinkę kartu į vieną kambarį gali nuversti kalnus. Svarbus ne tik tiesioginis darbas, bet ir pasikeitimas idėjomis ir mintimis. Ketvirta, išlaikykite harmoningą bendravimą ir pakilę nuotaiką bei gerą ryšį su visais grupės nariais. Tobulėjimas su pozityviu nusiteikimu vyksta greičiau, o ir pats gyvenimas visiems darosi paprastesnis, jei siekite to paties ir esate puikių žmonių draugijoje. Ne šiaip ją vertinkite, o elkitės taip, kad visiems būtų džiugu būti kartu. Žinoma, be aiškaus sprendimų priėmimo planai ir susibūrimai liktų tik teorija. Išmokite griežtai priimti svarbius sprendimus ir nuosprendžio, kai būtina, laikykitės. Žmonės, kuriems sunku uždirbti daug ar pajamas didinti, neretai planus nesunkiai koreguoja, bendrai paveikti aplinkos, šeimos, draugų ar net įtikinamai šnekančių nepažįstamųjų. Prisiminkite, kelyje į sėkmę net artimiausio rato žmonės gali sąmoningai ar nesąmoningai stengtis sulaikyti jūs dėl ribotų įsitikinimų. Žinoma, tai ne visada tiesa, tačiau taip nutinka gerokai per dažnai. Taip pat žmonės, kuriems sunku pasiekti ilgalaikius tikslus, sprendimus priima lėtai, bet juos keičia pernelyg dažnai. Verslo pasaulio žmonės šitą problemą gali žinoti kaip blizgaus niekučio sindromą. Nauja madinga idėja ar galimybė atkreipia didelės visuomenės dalies dėmesį. Užuot koncentravęs į ilgametį savo srities įdirbį ir iškeltus tikslus, tokie žmonės meta viską, seka aukso viražams iš paskos ir galų gale beveik visada atsiduria prastoje padėtyje. Jei manote, jog jūsų pasirinkimas tikrai perspektyvus ir esate įdėję daug darbo, nemeskite kelio dėl neaiškių madų. Tik nuoseklus darbas sukrauna rimtus turtus. Ketvirtoji pamoka. Ar degate noru pasiekti tikslus? Ši dalis bendrai susijusi su gebėjimais motyvaciją paversti prasmingais darbais. Aiškinimą pradėsiu nuo pasakojimo. Senais laikais vienas karžygys ir jo kariuomenė turėjo susiremti su daug stipresniu priešu. Kai jo kariuomenė į priešo teritoriją atplaukė laivais, karžygys visus laivus sudegino. Jo kariuomenė vis dar buvo mažesnė, tačiau dabar ji turėjo vieną ryškų pranašumą. Ji kovojo ne šiaip dėl pergalės, tačiau dėl išlikimo. Trauktis nebuvo kur. Dėl to vyrai grūmėsi iš paskutiniųjų bei šventė pergalę. Jei krūvo žmonių paklausite, ko jie nori iš gyvenimo, ne vienas turbūt pasimes. Primiktinai klausiant, kai kurie paminės tokius norus kaip pinigai, žinomumas, tačiau turėkite galvoje štai ką. Tokie pasakymai kaip nežinau ar galbūt norėčiau to ar ano yra prastas kuras jūsų tikslų siekimui. Aiškus tikslų išsikėlimas, suvokimas, ką jie reiškia ir kokias emocijas garantuotų idėjų realizavimas. Tikslūs planai ir jų vykdymas - štai kas gyvenime iš tiesų skaitosi. Prisiminkite, kaip jaučiatės, kai gerų tikslų siekite kryptingai. Atrodo, visas pasaulis stojo jūsų pusėn. Jei esate nuoseklūs, sėkmė paprasčiausiai neišvengiama. Vien degantis noras būti sėkmingu to pasiekti nepadės, tačiau jis yra labai svarbi formulės dalis. Tarkime, jog jūsų degantis noras, kurį privalu pasiekti, yra pinigai. Juk jų turėjimas gali pagerinti žmogaus gyvenimo kokybę. Noriu greitai praeiti 6 žingsnių metodą, padėsinti tokį norą paversti realybę. Pirmas, nusistatykite tikslų uždarbio kiekį. Nieko nėra blogiau nei neapibrėžtas tikslas. Tiksliai nustačius norimų uždirbti pinigų sumą bus ir paprašiau kurti planą, padėsinti tai padaryti ir apskritai gyvenime džiaugtis, tačiau nesitenkinti daliniais pasiekimais. Antra, pagalvokite, ką už gautus pinigus galėsite pasiūlyti mainais kitiems. Esmė tame, kad pinigai yra esminis vertės keitimosi matas. Kuo naudingesnis suteikiamas produktas, tuo daugiau pasaulis pasiryžęs už jį mokėti. Pagalvokite, kaip galite padėti žmonėms, kad jie jums mokėtų dosniai. Trečia, nusistatykite konkrečią tikslo pasiekimo datą. Kai būsite lengvai spaudžiami tikslų terminų, mąstysite realistiškiau. Greičiau imsitės veiksmų ir pajudėsite link apčiuopamos sėkmės. Ketvirta, susikurkite tikslų planą ir tuoj pat jo imkitės. Taip sakant, kur pirmas žingsnis? Tarkime, jog siekite per artimiausią pusmetį uždirbti 500 000. Net ir nuo nulio pradėjęs verslininkas gali greitai gauti troškamus pinigus. Kaip ir minėjau, jie ne problema, jei rinkai duodate tai, ko reikia. Šiuo atveju svarbu ne tik kaip uždirbsite pinigus, bet ir tai, per kiek tai padarysite ir kaip efektyviai naudosite savo laiką. Prisiminkite, nusistatėte konkretų terminą, todėl tinginiauti ar daryti kažką, kas su jūsų tikslu nepakeliui, būtų naivu. Penkta, prieš tai paminėtų 4 žingsnių atsakymus susirašykite ant popieriaus lapo į vieną pareiškimą. Šeštas, pareiškimas su tikslu ir planu 2 kartus per dieną, geriausia tik atsikėlus ir prieš einant miegot, perskaitykite garsiai. Galbūt skambės juokingai. Tik prisiminkit, kad realizavimui svarbus ne šiaip tylus apmąstymas, bet detalus planavimas ir plano perkelimas į realybę kartu su pirmaisiais veiksmais. Kai kas tai vadina manifestacija, kai kas tiesiog papildoma motyvacija, bet tai, apie ką kalbu, realistiškai veikia.
Šiandien tiek, perėjau kelias esminės Napoleon Hillo pamokas turtingo ir įdomaus gyvenimo susikūrimui. Jei matot, kad informacija naudinga, būtinai perskaitykite visą knygą. Joje rasite dar daug geresnės informacijos su praktiniais pamokymais. Beje, knygos lietuvišką versiją Mąstyk ir būk turtingas nesunkiai rasite gimtąją kalbą. Jei mano kuriamas turinys patinka, būtinai spustelkit like ir subscribe mygtukus, o komentaruose palikite knygos, kurią turėčiau aptarti kitą kartą pavadinimą. Perskaitau, įsigilinu jūsų siūlomas idėjas ir džiaugiuosi, kai daugiausiai palaikymo sulaukusios mintis pagal žiūrovų pageidavimus virsta naujų turiniu. Tikiuosi, jog greitai pasimatysime naujame epizode. Iki kito pasimatymo.